Šiandien laidoje praktikantai. Mada tai yra silkių banda. Ką tik galėjot matyti, skolininkas ištiesėjo savo pažadą ir sumokėjo skolą net greičiau nei per 10 minučių. Dabar linkiu visiems gero vakaro, linksmai ir sveikai sulaukti ryto. Sveiki gyvi, dabar stoviu prie studijos Kadras durų, kurio vadovė yra Neris Karpuškaitė Akelatienė, dramos teatro režisierė. Ir kiek teko girdėti, šita studija yra vienintelė Kaune ir joje žmonės mokosi pažinti save ir pristatyti save. Ir noriu pasakyti, jog būtent dabar vyksta susitikimas su žymiu režisieriumi bei aktoriu Valentinu Masalskiu ir kviečiu užeiti ir pasižiūrėti, kas ten vyksta. Kai aš atėjau į teatrą, teatre nebuvo taip pat, man padėjo amžinatilsį Genys, Zelčius, man padėjo, bet tai buvo žmonės, kurie man vyresni ir kuriem buvo autoritetai, jau jie įsikovojo, bet jie gynė sąlygas. Ką mes su tam nerim turim padaryti jiems? Ką mes jiems turim padaryti? Mes turim jums suteikti sąlygas. Sąlygas dirbs, sąlygas, kad iš jūsų nesijuoktų dirbančių, kad nesijuoktų meldžiančius, kad nesijuoktų knygas skaitančių. Aš turiu padaryti sąlygas, kad tose sąlygose nebūtų tam teatre arba mūsų tam moksleivių namuose, nebūtų žmonių, kurie šaipytųsi iš jūsų švento darbo arba paieškos. Jeigu atsiras tai čia mano kaip vadovo arba, žinai, mano pareiga. Bet aš turiu tik sąlygas jums sudaryti. Aš turiu ginti vertybės. Tik tai. Ir tai yra pavyzdys, tai yra mano pavyzdys jums. Jeigu aš jų neginu, aš išduosiu, aš pradėsiu pinigų prašyti, viskas, jūs sakysite, dėdė toks pat, šūdas. Iškai gyvenimas šūdas. Ir vėl jau jūs nuėjote aną pusę. Jau ir aną pusę jūs paėmė, jūsų sąmonė. Ieva labai atsakingai vykdė savo praktikos užduotį ir rinko medžiagą reikalingą pokerio legalizavimo įstatymui. Šio klausimu jai buvo suteikta galimybė pasikonsultuoti su lažybų bendrovės TonyBet generaliniu direktoriumi Egidijum Rainiu. Pagrindinė problema, kaip supratau, tai yra internetinis pokeris, kadangi lietuviai iš tikrųjų tuo domisi, bet visi mokesčiai atitenka kitoms šalims. Tai yra galimybių neišnaudojimas. Nes šiuo metu pasidairius į užsienį, Italija, Prancūzija, tie patys lėtieji estai jau mus lenkia. Iš esmės visų pirma reikia teisinio reglamentavimo ir projektas jau yra įregistruotas. Ir aš manau, kad būtina nustatyti protingas sąlygas. Šiaip neoficialiais duomenim per mėnesį apie 5 milijonus sumoka užmokesčių. Tai yra apie 60 milijonų per metus. Tik tai lietuviai. Grubi neoficiali statistika iš kelių bendrovių, net ne iš visų smulkių, čia neskaičiuoja. Tai gaunasi apie 60, jeigu 5% tarifas nuo to, tai apie 3 milijonus į biudžetą. Tai nėra maži pinigai. Nes kaip ir užsienio, jeigu užsienio kažkokia ten svetainė nori toj šalyje, kad jinai veiktų, jie irgi turi nusipirkti licencijas, taip? Taip, turi gauti licencijas. Tai eina kalba apie tai, jog veikla šita turėtų būti licenzijuojama. Tai yra, kad jeigu tu nori vykdyti veiklą oficialiai, tu turi gauti licenciją. ES teisė azartinius žaidimus leidžia griežčiau reglamentuoti. Ir kol nėra to reglamentavimo, iš vis tol jos ir veikia pagal ES ir pagal paslaugų direktyvą. Ir jos siūlo tas paslaugas. Tai jeigu Lietuva priima teisingą reglamentavimą, tada jinai gauna pinigų savo, o ne tie pinigai nueina toms valstybėms, kuriuose yra įsikūrę. Gauna pinigus nuo lietuvių žaidėjo, nes neteisinga būtų imti iš ispanų arba kiekviena valstybė turėtų gauti savo. Jeigu kažkas gauna pajamas, kurios yra uždirbtos Lietuvoje, tai turėtų ir į biudžetą kažkiek. Viskas, jo. Tai labai gerai. Tai dėkui tada labai. Kažką. Kaip jau spėjo įsitikinti Paulius, skolininkai būna dvejopi – geranoriški ir tie, kurie skolas grąžinti vengia. Bendraujant su pastaraisiais, vien pokalbių telefonu neužtenka. Tokiems atvejams įmonė kreditų turi savų priemonių skolos grąžinimo paskatinimui.
Automobilis su priekaba, kurioje puikuojasi skolingos įmonės pavadinimas ir įmonės direktoriaus vardas, visuomeniai praneša, jog šiuo asmeniu pasitikėti neverta. Pauliui buvo suteikta galimybė kartu su įmonės Kreditum direktorium Kęstučiu nuvykti pas vieną iš tokių skolininkų ir kartu paraginti grąžinti senas skolas. Projektui einant į pabaigą buvo nuspręsta patikrinti, ar praktikantai išmoko dirbti kaip komanda. Dažasvydžio klubas 10 Fortas pakvietė praktikantus į mūšio lauką, kuriame buvo galima puikiausiai išsiaiškinti, kas pasiryžęs ginti savo komandą nuo priešų, o kas rūpinas tik savo sveikų kailių. Geltoni! Ar pasiruošę geltonieji? Raudonieji pasiruošę? Išjungiam saugiklius. 3, 2, 1. Kaip vertini šitą pramogą, ar patiko? Man šitą pramogą patiko. Išskyrus tai, kad gavau labai didelę mėlynę ant rankos ir dar vieną ant veido, pliūksnį vieną ant veido. Bet šiaip buvo labai smagu, mes su Agne visą laiką stovėjom ten tose užkulsiuose, kaip ten pasakyti, ten už to pačio centrinio borto ir man pavyko kažką pašauti iš raudonųjų komandos, bet nelabai pavyko atpažinti ką. Na, ar patiko tau šiandienos pramoga? Nu, patiko labiausiai iš visų pramogų, kiek buvo. Ar turėjot kažkokią strategiją jūsų komandą? Ne, tiesiog bėgti ir šaudyti visus buvo strategija. O tavo komandos draugai sakė, kad jūs turėjot kažkokią strategiją, tai tau tiesiog nepapasakojo apie ją? Tai aš tai papasakoju, bet aš neklausau. Kodėl? Nežinau, aš norėjau greičiau bėgti ir šaudyti visus.